Na, iš tikrųjų, šiandien teisiame ypatingą nusikaltėlį Petrą Gražulį. Ir šito siaubingo nusikaltimo fone, aš norėčiau paminėti kai kurias smulkmenas, kurios čia pas mus Seime vyksta. Praeitą kartą mes čia citavome šventą raštą, o ten pasakyta, neteisk ir nebūsi teisiamas. Arba meskite akmenį tie, kurie jaučiatės skaistus ir skaidrus. Meskite akmenį dabar. Meskite akmenį tie dabar į Petrą, kurie net nepastebėjot, kaip iš mūsų tautiečių buvo pavogta 160 milijonų litų manipuliaciniu būdu. Meskite akmenį tie iš jūsų, kolegos, kurie netyčia ten vandens biškį kažkur neten nusukote. Meskite akmenį tie, kurie mokesčius slepiate. Meskite akmenį tie iš jūsų, kurie iki baisumo sugadinote santykius su mūsų kaimynais arba su tais, kurie mums buvo naudingi. Meskite akmenį tie dabar, kurie grobstėte lėšas iš savivaldybių. Meskite akmenį tie dabar, kurie vietoj to, kad prisipažintų, ką iš tikrųjų darėte, apsimetė vairuotojais, maždaug žmoną vežiau į tam tikrą koncertą arba po mokyklas. Meskite akmenį tie, kurie nepastebėjote, kas darosi mūsų vaikų teisių reikaluose. Meskite akmenį tie, kurie nepastebėjote, kaip buvo ištaškyti, išvaistyti 3,5 milijardo eurų per psichodemiją, neteisiškai. Meskite akmenį tie, kurie baigėte sunaikinti žemės ūkį, tie, kurie baigėte iškirsti mūsų miškus. Meskite į Petrą akmenis dabar, yra pats metas dabar. Meskite akmenį tie, kurie suorganizavote NATO balių už milijonus eurų. Meskite ir tie akmenys, kurie pripirko 3 kart brangesnių vagonėlių ir tvorų labai brangių. Meskite akmenys. Meskite akmenys tie, kurie nudelbė akis, stebite, kaip nuteistos partijos pirmininkė iki šiol vadovauja mūsų Seimui. Meskite akmenys. Ir po to parėję pažiūrėkite savo kaimynam į akis. Sėkmės.